Trečia dalis, man bekalbant apie kelionę vis baigėsi maksimalių įrašų laikas. Taigi, tęsiu toliau temą apie mūsų kelionę ir iš karto atsakau į dar neužduotą jūsų klausimą, ar nebus per daug fiziškai sunki šita kelionė. Tai noriu pasakyti, kad jokio ypatingo fizinio pasiruošimo šiai kelioniai tikrai nereikia. Mūsų vairuotojai priveš mus prie lankytinų objektų maksimaliai arti, kad jėgas tiesiog taupytume ir panaudotume keliaudami po šventyklas ir visokias istorinės vietas, ten, kur bus tolimesni atstumai, kaip pavyzdžiui Dušo oazėj, einant per romėnišką kaimą į Izidės šventyklą, specialiai nuomosimės visureigį džipą. Tie, kas norės pajudėti, galėsite bėgti per smėlyną, kas norės važiuoti, galėsim privažiuoti visureigiu. Šitoj kelionėj nereikės lipti nei į piramidės, nei labai aukštai arba žemai kažkur tai leistis laiptais. Taip, kad galite važiuoti, būdami tiesiog, kokios tik tai esate sveikatos būklės. Vienintelė tokia sąlyga šiai kelioniai yra stabili psichika. Aš pati esu psichologė ir kalbu dabar visiškai rimtai. Tai nereiškia, kad kelionė bus kažkokie psichologiniai išbandymai, bet mes keliausim 2 savaites per dykumą. Dykuma yra kaip aurosomos serapis bei energija. Tai yra erdvė, kurie nėra masinės informacijos priemonių. Internetą mes taip pat turėsim labai ribotai. Nebus kada žiūrėti televizoriaus ar visokių balalaikų per telefoną. Ir tiesiog bus neišvengiamas susitikimas su savim, su jūsų pačių vidiniu pasauliu, su jūsų svajonėm, galbūt netgi baimėm ar kažkokiais pamirštais išgyvenimais. Todėl kelionės metu aš vesiu meditacijas ir dvasinės praktikas. Tačiau mano prašymas yra tiesiog, kad į kelionę leistųsi žmonės tiesiog su stabilia psichinė būsena, jeigu, sakysim, yra kažkokios tai psichozės ar tiesiog kitų ligų paūmėjimas, rekomenduočiau jum likti labiau tokioj komforto zonai. Tai vat, tai yra vienintelė tokia taisyklė iš mūsų pusės. Būtina išankstinė registracija, paskutiniu momentu iššokti negalėsite, kadangi visą logistiką mes jau dėliojam dabar. Jau užsirašymas į kelionę prasidėjo ir mūsų nuolatiniai svečiai jau užpildė pirmasias vietas. Maksimalus žmonių skaičius gali būti 14, minimalus kažkur tai apie 10. Taip, kad tos vietos pildosi labai greitai. Manau, kad į tokią kelionę labai smagu važiuoti ir su mylimukais. Galite važiuoti poroje arba pasikalbinti mylimą kažkokią tai bičiulę arba draugą. Toji kelionė bus kartu ir santykių užgrūdinimas, išmėginimas. O visų saugumu, komfortu, logistika pasirūpinsime mes. Tai tiek šį vakarą leidžiantis saulei, Hurgadai, ką tik tai paskelbus mūsų kelionės visą programą, su meile jums ir Egiptui jūsų Dalia.